Talkspace skandalas. Paaiškėjo, kaip galėjo būti išplauti 17 milijonų eurų ir kas kaltinamas 100 000 eurų kyšiai paėmimu. Lietuvos sudrebinęs pinigų plovimo skandalas iš posto išvertė konservatorių ministrę Moniką Navickienę. Jos sutuoktiniui Mindaugui Navickui pareikšti kaltinimai finansiniais nusikaltimais. Į dangų pakilo pirmasis pasaulyje elektrinis skraidantis automobilis. JAV aeronautikos bendrovė paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip jos kuriamas skraidantis automobilis bandymo metu vertikaliai pakyla ir praskrenda virš greta esančio visureigio, praneša BBC. Bendrovės Aleph Aeronautics generalinis direktorius Džimas Duchovny BBC sakė, kad jau turi tūkstančius išankstinių užsakymų ir tikisi pradėti gamybą per 12 mėnesių. Parodęs, kaip atrodė prieš visas gruodžio procedūras, Vytenis Partikas rėžė kritikams. Toliau nosį krapštykite iš pavydo. Garsus plaukų stilistas Vytenis Partikas jau kurį laiką atvirai dalijasi detalėmis apie jam atliktas įvairias gruodžio procedūras. Tiesa, nors ir pastebi, kad dėl to sulaukime ne tik gražių žodžių, bet ir riebios kritikos. Rodos, sustoti jis neketina. Nedai, o pats ar investuoji į akcijas? Na taip, iš tiesų teko investuoti į Tesla akcijas, bet jos labai krito, tai nėra geras ženklas, bet manau, jog viskas ateityje susitvarkys. Po kritimo 40% Tesla akcijų, ar toliau žadate remti Musko kompaniją savo pinigais, jeigu taip galima išsireikšti, ar žadate atsitraukti taip pat ir atsižvelgiant į jo pasisakymus, kurie buvo pasakyti visai neseniai? Na, manau, investavimo procesą šiuo metu reikėtų šiek tiek pristabdyti, viską palikti taip, kaip yra ir ateityje bus matyti, jeigu pagal situaciją, jeigu tai kris, tai manau, būtų laikas patraukti pinigus iš šios įmonės, o jeigu tai toliau kils, tai manau, sėkmingai tęsti savo investavimo karjerą. O pats ar žadate vairuoti elektromobilį netolimoje ar tolimoje ateityje? Na, artimoje ateityje kol kas neketinu, bet manau, kad tolimoje ateityje mes visi neturėsime kur dingti, tai teks jį vairuoti. Tai Benai, ar girdėjai, jog Gargždų Vaivorykštės gimnazijoje vyksta naujos reformos, naujoji direktorė Rasa norėtų įvesti uniformas privalomas 1., 2 ir 3 klasių mokiniams, tiesa, tai 4 klasių mokiniams nėra privaloma. Pažymėta tai, jog jie turi ateiti su tamsnesnėm uniformom. Ką tu manai apie tai? Taip, apie tai girdėjau ir tai yra nepriimtina ir mano nuomonė pasibaisėtina. Tikrai taip, su tavim sutinku, tai manau, vykime į įvykio vietą, pasižiūrėti, pasiklausti, kaip jaučiasi dėl to patys gimnazijos mokiniai. Porą žodžių apie uniformas. Aš tik noriu pasakyti tik tiek, valdžia nori atimti spalvas iš mūsų mokyklos, neleiskim to daryti. Ta prasme, mes turim švytėti, ne veltui Vaivorykštės gimnazija, spalvos leidžia mums suprasti, kokie mes esam šviesus. Na, tikiuosi, Būkime spalvoti. Porą žodžių apie uniformas. Kokias uniformas? Uniforma yra šiandien žalia balta, reprezentuojam mylimas spalvas. Manau, kad uniforma yra nereikalinga, nebent pirmokėliai tegul nešiojo, o visiems kitiem atleidžiam. Nuo 9 klasės nešiojo uniformos ir niekam tai netrukdė, dabar atėjo naujo direktorių. Gali ateit. Manau, kad tikrai mums nereikia uniformų. Vaivorykštė simbolizuoja skirtingumą, išsiskyrimą, buvimą savimi. Taip. Ar pritarėte tai nuomonei, kad būtų prieš mūsų mokyklos pačią filosofiją nešioti uniformas? Manau, kad taip, nes manau, kiekvienas norime Kiekvienas norime būti išskirtiniais, tai kodėl negali mūsų mokykla būti išskirtinė? Taigi, Benai, ar girdėjai, jog GVG BETS pasiekė galutinai bankroto ribą? Ne, man tai nėra naujiena, mes ten buvom ir išsiaiškinom su pačiu GVG BETS vienu įkūrėjų. Taigi pažiūrėkime, ką mano pats GVG BETS įmonės direktorius. Taigi esame su GVG BETS įkūrėju Augustu Civinsku. Augustai, kaip kilo idėja daryti GVG BETS? Tai įsikūrus mūsų naują BC rinktiniai krepšinio komandą, nusprendėm, kad reikia rėmėjų. Tai 1-2 ir padarėm. Kas paskatino firmą bankrutuoti? Nu, žinot, daug kas paskatino, buvo mažas indėlis viso biudžeto. Nu ir tada tiesiog. Ar GVG BETS dar sugrįš į lažybų padangę? Jeigu Maybachas su Egidijum Dragūnu padarys reklamą, tikrai grįšim. Taigi, Benai, turbūt jau ir girdėjai, matėjai, jog Gargždų Vaivorykštės gimnazijos stadionas yra išgriautas ir ten bus vykdoma renovacija. Taip, girdėjau ir ne tik gandus, bet ir darbus, kurie vyksta prie mokyklos, į kurią aš einu. Nedai, kaip manai, kas ten bus ir ko galima tikėtis mūsų mylimiem žiūrovam
po renovacijos. Na, bent jau kiek girdėjau, tai patys ir statybininkai, ir darbų vadovai sakė, jog tenais, kur matome išgriautus tarsi upelius, tai ten bus vanduo, plaukios undinėlės, šokinės varlės ant lilijų. Tai bus išties, manau, gražus reginys ir, manau, gražus bus parkelis, kaip sakant, Vaivorykštės gimnazijos stadione. Taip pat net ir žinojo, kad ten bus naujas stadionas ir netgi padelio kortai. Na, ne, šito neteko girdėti, bet manau, tai tikrai labai bus gerai jaunimui. O ką darytum, jeigu teniso kamuoliukas iš padelio kortų įkristų pas undinėlės? Na, manau, reikėtų susitarti gražiai su undinėlėm, kad grąžintų kamuoliuką, kad nereikėtų pačiam nerti į upelį. Šiandieną sporto žiniuose. Eurolyga grįžo į mūsų ekranus. Po 3 savaičių pertraukos Kauno Žalgiris rungėsi su Belgrado Cervena Zvezda Belgrade. Nedai, kokia tavo nuomonė apie šios rungtynės ir apie Mato Juzieno ir Igno Brazdeikio pasirodymą? Na, iš tiesų buvo galima girdėti jau savaitę prieš, jog Cervena Zvezdos fanai buvo įspėti. Labai jau Cervena Zvezdo klubas nenorėjo gauti baudos, jau kaip ir jiems yra įprasta, tai norėjo labai didelį įspėjimą duoti savo fanams, jog jie būtų ramus rungtynių metu, į aikštę neskristų žiebtuvėliai, monetos, tačiau panašu, kad tai Cervena Zvezdo fanų nesustabdė, nes jie elgėsi kaip tikri kiaulės rungtynių metu. Taip, įspėjimas nepadėjo, muštynės tribūnose, tavo Nedai nuomonė apie tai, ar esi apskritai kažką panašaus matęs? Na, iš tiesų, iš jų fanų buvo galima to tikėtis, tačiau tai mane tikrai nustebino. Kad 3. aukšte rungtynių metu žmogui suleido peilį į pilvą, tai yra labai žiauru išties. Kaip tu manai apie tai? Aš manau, tai neturėtų būti toleruojama tiek krepšinio aikštelėje, tiek už jos. Tai neturėtų būti toleruojama gatvėse. Tai yra labai žiaurus atvejis krepšinio istorijoje, fanų istorijoje ir tai tikrai nėra priimtina mums ir visi esam tiesiog pasibaisėję. Na, Nedai, Alnos Mailagičiaus 40 taškų, kokia tavo nuomonė apie šį benefisą? Manau, jog jis grįžo į savo areną. Tiesa, ne prieš tą patį klubą žaidė, kuriame jis anksčiau buvo, tačiau grįžo į tą pačią areną, jis norėjo pasižymėti, parodyti fanams, ką jis išmoko Žalgiryje, kaip jis pasiruošė šiems rungtynėms ir manau, tai jam davė tikrai didelės motyvacijos. O dabar Rytojaus. orai. Rytojaus Orai bus žvarbus, ir šalti. saulutė nelepins. Mūsų dar ilgai. Plius 6 laipsniai. Celsijo. Bus išties didelis vėjas. Ir viskas. Thank you.